Senosios kinų kultūros gerbėjai neleis meluoti. Tai ypatinga ceremonija. Arbata čia svarbiausia, bet tikrai ne vienintelė, dėl kurios verta dalyvauti klubo Arbatos magija renginiuose. Arbatos magija yra centras, kuris vienyje įvairias pasaulio kultūras, įvairias pasaulio tradicijas. Ir be abejo, pirmiausiai siūlom tai, su kuo mes turime ilgiausią patirtį. Tai būtų arbatos tradicija, kinų arbatos tradicija ir siūlom ceremoniją bei degustaciją. Tai ceremonija visų pirma yra susipažinimas. 1,5–2 valandų trukmės susipažinimas su arbatos paruošimu, su visa arbatos istorija, kaip keitėsi arbatos paruošimas laiko bėgyje ir apskritai, koks yra kinų požiūris į arbatą, kas žmonėms yra dažnai įdomu. Jie ateina ir klausia, kuomgi tai skiriasi nuo to, kaip mes geriam arbatą namuose. Tai būtų toks susipažinimas. Atsinaujinusi arbatos magija šiemet žada naujienų ne tik kinų kultūros gerbėjams. Kita naujiena yra iš tikrųjų unikali Lietuvoje. Mes norime supažindinti žmonės su senuoju Mezoamerikos pasauliu, tai yra iki kolumbinių laikų Centrinė Amerika ir kakavos gerimas. Ir būtent darome gerimą iš kakavos pupelių autentiškų, dedame prieskonių įvairių. Būtent, kad žmonės sužinotų, kokios tai yra kultūros, nes aš įsivaizduoju, kad labai mažai kas žino apie jas, apie actekus, toltekus, majus, kaip jie gyveno, ką jie gėrė, kaip jie paruošdavo tą kakavą. Kakavos pupelės yra grūdamos, malamos, maišomos su vandeniu, su prieskoniais. Tai yra visiškai kitas dalykas, negu kad mes įsivaizduojame, kas yra kakava. Tai visai kitoks ir autentiškas dalykas. Tiems žmonėms, kurie mažiau linkę į egzotiką, mes galim taip pat pasiūlyti kažką lietuviško. Tai būtent yra lietuviško žolelės, kad pažintumėm tai, kas auga būtent mūsų kraštuose, ko mes nežinome. Ir mes ruošiamės rengti taip pat lietuviškų žolelių degustacijas, vakarus, kuomet žmonės gali ateiti, susipažinti, ragauti, galima įvairiai jas paruošti. O štai tiems, kuriems atsigaivinti kvapnios arbatos puodeliu ir dalyvauti įdomioje ceremonijoje per maža, arbatos magija siūlo nerti į kūrybos gelmes. Pavyzdžiui, pabandyti tapyti ant kūno. Arba ant šilko. Ar pasakytumėte, kad šį paveikslą nutapė moteris, kuri visą gyvenimą manė, kad teptukas ne jai? Kviečiame mokytoją dailininkę iš Kauno, Ireną Petravičienę, kuri mus moko, supažindina su tapyba ant šilko, su visom technikom, kaip taip daroma. Ir tai nėra labai sudėtinga, prieinama visiems, kas ir visiškai nemoka piešti, todėl kad galima pradžioj ant šilko pasidaryti savo piešinuką, galima nusikopijuoti, nes jinai turi įvairių parinkusi, iš ko galima kopijuoti. Ir moteris, tuo atveju, kai vyksta dažniausiai moteris susižavė šitų menų, tai gali pasirinkti, pakomponuoti. Ir po to vyksta piešimas. Ir taip per 3 valandas gimsta tikrai nemažas kūrinys, kurį dedam, pačios įsirėminam, šilko gabalą įsirėminam ant rėmelių ir po to vyksta darbas. Tai irgi kartu yra ir menas, ir kūryba, ir atsipalaidavimas, ir meditacija. Kai kurie pamėgti arbatos magijos renginiai tapo ypač populiarūs, todėl šiemet nuspręsta juos organizuoti nuolat, kas mėnesį ar net kelis kartus per mėnesį. Vienas toks, kuris tapo labai populiarus, yra gydomojo garso erdvės vadinas renginys, kurį veda Raimondas Binkauskas. Ir tai yra, galim sakyti, garso terapija, kai yra naudojami įvairūs instrumentai, didžiuliai gongai, būgneliai, himalajiniai dubenėliai ir garso pasekoje žmogui pavyksta per valandą atsipalaiduoti. Kiekvieną mėnesį būtų po degustaciją skiriamas skirtingai temai ir skirtingi arbatų rūšiai. Pavyzdžiui, žalioms arbatoms ir tada degustuotume keletą skirtingų žalių arbatų, kalbėtume apie tai, kaip veikia sveikatą, ką duoda žmogui, kaip teisingai ruošti, iš kur kilusi arbata ir taip toliau. Taip pat bus degustacijos skiriamos puer arbatai, kuri jau tampa populiari ne tik tai dėl savo sveikatinančio poveikio, tačiau ir dėl įdomaus skonio, aromato ir be abejo ulong arbatoms, kurios taip pat pakankamai neseniai pradėjo populiarėti pas mus Lietuvoje. Sausio mėnesį planuojam pradėti nuo ulong arbatų, kadangi tai yra iš tikrųjų vienos iš įdomesnių arbatų, jas galima ragaujant naudoti 2 puodelius, tai yra ne tik tai gerti, bet ir uostyti. Ir taip pat tai yra arbatos, kurios netgi Kinijoje vadinamos arbatų pasaulio imperatoriais, dėl to, kad yra labai kvapnius, turi daug įvairių aromatų.
ir iš tikrųjų suvienyje savyje ir žalios ir juodos arbatos savybės. Kiekvienas žmogus, kuris atėjęs į arbatos magiją, nesvarbu, į kokį jūs ateisit renginį, ar ateisit išgerti arbatos, ar ateisit į arbatos ceremoniją, ar degustaciją, jūs gausite tokią kortelę, kurioje jūs rinksite 5 kiniškus hieroglifus ir kai surinksit 5 hieroglifus, 6 renginį jūs galėsit patys pasirinkti, kurį norėsit ateiti nemokamai. Arbatos magijoje nuolatos vyksta jogos, tai či mankštos, pilvo šokių vakarai, užsiėmimai siekiantiems skubančioje kasdienybėje išmokti likti harmoningiems ir ramiems.